Taip. Ar gerai girdisi, gerai matosi? O, ir šuniukas irgi vidinio kritiko bandys atsikratyti. Aš tai atsinešiau užrašą. Gerai. Gal reikės iš kažką pasižymėti, ką atrasit viduj. Gerai, aš manau, tada pradėsim vis tiek, kol įžanga, kol ką, ir tada prijungsiu dar. Tai ką, sveikos prisijungusios, visos, kurios prisijungėt ir kurios dar prisijungsit ir kurios žiūrėsit įrašą. Tai labai gera jūs matyti visas čia ir labai gera, kad norit keisti savo vidinę būseną. Ir šiandien mes susirinkom čia tam, kad demaskuotumėme savo vieną didžiausių mūsų vidinį stabdį. Tai yra mūsų vidinį kritiką. Nes jisai mums tikrai labai, labai trukdo. Labas, Emelita prisijungė. Taip, nes prieš pradedant noriu pasidalinti, kodėl aš apie tai kalbu, apie tą savo vidinę kritiką. Nes anksčiau aplinkiniams visada atrodydavo, kad aš esu tokia rami ir kad mano viduje tik tais ramybė, daugiau niekas, nes aš visą laiką išoriai būdavau rami. Kad man tai yra įgimta. Bet tiesa ta, kad ilgą laiką mano viduje visą laiką buvo nuolatinė kova, vidinė kova. Ir kad ir ką pasiekdavau, visą laiką tas balsas galvoje būdavo, kad tau tiesiog pasisekė, arba ką tu čia savo įsivaizduoji, kas tu tokia, arba palauk, kol jie pamatys, kad tu nieko neišmanai, čia tik tais, žodžiu, nesąmonė, tai va tas vidinis kritikas mano galvoj, jisai visą laiką žaisdavo savo rolę. Tai ir aš gyvenau nuolatinėje įtampoje, visada, bandydama įtikti šiam savo balsui vidiniam. Kol supratau vieną dėsnį. Tas balsas nėra mano asmenybė. Tai tik scena programa, sugedusi programa. Ir kai tai supratau, aš pritraukiau įrankius, kuriais šiandien pasidalinsiu su jumis. Ir nuo kuriuos naudojant, mano gyvenimas pasikeitė. Aš nebetapau savo minčių įkaitę. Ir aš tapau laisva. Aišku, jisai kartais dar vis bando kažką šnekėti, bet turint šios įrankius, tai yra įmanoma jį išvis išprašyti. Arba bent jau sumažinti iki minimum. Ir šiandien aš jums parodysiu tą kelią, kuriuo ėjau ir aš. Tai dabar norėčiau, kad atsakytumėte keletą klausimų. Galite ir čia tokia pasidalinti, galite tai savo atsakyti. Ar kada nors atsisakėte puikios galimybės vien todėl, kad vidinis balsas sakė, tu dar nepasiruošusi. Vaida, aš tikrai taip. Ar dar kam nors yra taip buvę? Melita taip. Ar leistumėt savo geriausiai draugiai kalbėti su jumis taip šiurkščiai, kaip jūs kalbatės pačią su savim? Ne. O tai kodėl leidžiat taip kalbėti savo vidiniam balsui su savim? Ir draugiai taip nesakytumėt, ar ne? Irgi. Ar jaučiate, kad pasiekusios sėkmę ir užuot pasidžiaugusios, iškart pradeda laukti, kol viskas sugrius? Net, ta prasme, tik pasisekė ir jau aš laukiu,
ai vis tiek bus blogai. Kartais yra buvę. Šitas tai tikrai taip. Mhm. O taip pat jisai veikia, tas mūsų vidinis balselis. Ir kas būtų kitaip jūsų gyvenime, jei šią minutę tas balsas galvoje tiesiog dingtų? Kas pasikeistų gyvenime? Jeigu paprasčiausiai jisai va šitas kritikas, kuris kalba su jumis, taip paprasčiausiai dingtų. Sunku įsivaizduoti, ar ne, Gita, kad kas būtų, jeigu niekas nevadovautų iš vidaus, ką daryti ir kur daryti. Pasiekčiau tai, ko noriu dažniau. Taip, viskas būtų daug lengviau, nes mes patys vadovautumėm savo balsui ir einu per gyvenimą su laisvumu, su lengvumu ir viską darau, ko man reikia. Bet tas kritikas, kai mes ypač į jį įsijaučiam, ta prasme, kai dar vieną kartą pasako, tai nieko tokio, jis nėra toks stiprus, bet kad jisai kaip genys stuksena pastoviai mums, tuk, čia aš, ir niekur aš nedingsiu, kol aš tavęs, kol neišprašysiu, ne? Tai dabar padarysim tokį trumpą eksperimentą. Užsimerkite ir prisiminkit paskutinę kokią nors frazę, kurią jūs barė tas vidinis kritikas. Kokia tai buvo paskutinė frazė, dabar išgirskite tą balsą galvoje, ką jisai sako, kaip jisai su jumis kalba. Ar girdit jį? Turbūt girdit, ar ne? Ir dabar, kai girdit tą balsą, jei jis skamba tiesiai galvoje, tai išstumkite jį per 5 metrus priešais save. Arba iš šono, kaip matot, taip gerai, bet stumkit nuo savęs kuo toliau, nes jisai kalba tikrai jūsų galvoje, net nebejoju. Stumkite kuo toliau nuo savęs. Pastebėkite, kaip emocija tampa silpnesnė, kaip jau reikia labiau įsiklausyti, ką jisai sako. Ir dabar įsivaizduokite, kad šis griežtas kritikas dabar pradeda kalbėti, sakykime, Mikio Mauzo balsu. Arba kad jis įkvėpė helio balioną ir pradėjo šnekėti to juokingu balseliu. Įsivaizduokit. Ir dabar įsivaizduokit, ar jis jūs vis dar gąsdina? Ar jis vis dar toks pat autoritetingas, kaip buvo? Ar vis dar turi galią? Pabandykit pasukioti tokį garso signalą. Pagreitinkit tą balsą arba sumažinkit, arba kaip greitakalbiai įsivaizduokit, kad kalba. Ir dabar galite atsimerkti ir pasidalinkit, ar girdėjot tą balsą, ar pavyko pakeisti. Nes šitas balsas, mes jį galim reguliuoti kaip mes norim. Tai tik garsas, tai tik impulsas. Ir šiuo pratimu toks davėm savo smegenims impulsą, kad mes galim valdyti šį procesą. Maita rašo, juokas ėmė, tapo iškart ne taip priimta. Taip, mes kaip pakeičiam, Melita, pavyko pakeisti balsą ir jis tapo juokingas. Taip, ir mes visą laiką galim, kai jisai kažką tai sako tokio, mes visą laiką galim jį pakeisti į kažką juokingo, kas mums atrodo juokinga. Ir jisai nebelieka toks stiprus, jisai lieka daug silpnesnis ir daug paprasčiau jo atsikratyti. Taip pat, jeigu išgirsit vidinį kritiką, ta trumpa praktika užtruko gal 2 minutės, ar ne? Ir jį jau suveikia, paveikia. Tai o dažniau tai darysit, tuo
tuo jisai labiau tols ir tuo labiau atrodys juokingiau. Ir dabar ką tik pamatėm, kad kaip jis veikia tas vidinis kritikas, ar ne? Bet tai yra tik sena programa, kur mes buvom programuojami iš vaikystės ir ta programa naudoja baimę kaip kurą. Bet smegenys negali tiesiog nustoti kažko daryti. Jos turi tai pakeisti kažkuo kitu. Ir jei mes tiesiog nutildysime tą kritiką, bet neinstaliuosime naujo balso, tai pačioj pirmoji stresiniai situacijai senoji programa vėl įsijungs automatiškai. Keičiant jį, pavyzdžiui, tą kitą balsą, į Mickey Mouse ar ten kokį norit įsivaizduoti juokingą balsą, tai jisai yra pakeičiamas, nes visatoje netgi nebūna, kad negali būti šios vietos. Kažkas turi pakeisti kažką. Tai šitaip mes jį keičiam. Ir kas tas yra vidinis kritikas? Ir kad galėtumėm jį demaskuoti, tą savo priešą, pirmą turim jį pažinti. Taigi, kas jis yra? Tai yra vidinis kritikas, tai nėra piktas monstras. Iš tiesų tai yra mūsų smegenų apsauginis, kuris šiek tiek per daug stengiasi. Pavyzdžiui, įsivaizduokit apsauginį, kuris saugo seną griuvusią pilį ir jis vis dar kovoja su drakonais, nors už lango jau 26 metai ir jis vis dar kovoja su drakonais. Tai jis užstrigo praeityje ir jis sena programa, kad reikia saugoti nuo drakonų, nors drakonų jau senai nėra. Kodėl jis tai daro? Jo vienintelė užduotis yra išlaikyti mus gyvus ir saugius. Vienintelė smegenų užduotis yra, kad mes būtumėm gyvi ir saugus. O saugiausias smegenims yra ten, kur viskas žinoma, ten, kur viskas komfortiška, ten, kur mes žinom, kaip bus, nesvarbu, kad skauda, bet mes žinom, kad taip bus, vadinasi, viskas faina. Ir ten, kur nėra rizikos, nėra naujų iššūkių ir nėra galimybės susimauti, nes žinai, kaip bus. Aš nesusimausiu, vadinasi, faina. Ir kritiko logika yra paprasta. Jei aš tave dabar stipriai sukritikuosiu ir priversiu likti namuose, tu neisi į tą sceną. Tavęs niekas nepasmerks ir tu liksi saugi. Dėl to jisai kritikuoja. O rezultatas koks? Jis naudoja baimę, kad tu nerizikuotum. Taip jis tave saugo nuo įsivaizduojamos gėdos, kurios net galbūt ir nebus realybėje, ne? Bet jisai galvoja visokių, kad bus gėda, bus ten kaltė kažkokia, dar kažkas tai. Ir taip neleidžia augti. Jis užrakina mus komforto zonoje, kuris su laiku tampa kalėjimu. Kaip jis veikia? Kritikas niekad nekalba objektyviais faktais. Jis naudoja apibendrinimus ir gąsdinimą. Paklausykit, yra 3 tokie, kurie galbūt atpažinsite savo vidinį kritiką. Tai pirmas būtų visada arba niekada. Tau visada taip nutinka. Bet ar tikrai visada? Tu niekada nebaigi darbų iki galo, bet ar tikrai niekada? Tai toks programinis kodas, kuris neleidžia matyti išimčių ir sėkmių. Kitas, kuris yra, tai katastrofų kūrimas. Ir jei dabar pasakysi savo nuomonę, visi galvos, kad esi kvaila ir tave atleis. Jisai moka kurti tokias katastrofas, kad net nebandyk nieko naujo daryti, nes tau bus šakės. Ir jis paima mažą detalę ir išpūčia ją iki gyvenimo pabaigos dramos. Iš adatos priskaldo vežimą malką, ne? Sekantis, kuris yra, tai svetimi balsai. Ir labai dažnai tas kritiškas balsas net nėra mūsų. Jis arba mūsų tėvų, arba mūsų mokytojų, arba pirmo vadovo balsas, kurį mūsų smegenys įrašo kaip saugumo taisyklę. Nes tai galėjo būti ir prieš 20 metų, bet ta programa įrašyta, vadinasi įveikia. Bet esmė tame, kad mes pačios esame savo sistemos administratorės. Ir NLP, kurio aš dirbau, tai ir šitas pratimas buvo NLP, tai yra neurolingvistinis programavimas, kuris reiškia, kad mes tai yra mūsų nervų takai, lingvistinis tai yra kalbos programavimas. Tai mes perprogramuojam tą kalbą ir tada viskas keičiasi. Tai NLP moko mus labai svarbios pamokos. Ir jei ši programa yra tavo galvoje, vadinasi, tu turi prieigą prie jos kodo.
ką jūs ką tik nesenai padarėte, ar nepakeitėt balselį ir atrodo jis jau pasidarė nebe toks pavojingas ir nebe toks baisus. Ir kritikas neleidžia mums augti, nes jis bijo nežinomybės, bet mes esam suaugusios ir sąmoningos moteris ar ne, ir galime jam pasakyti sąmoningai, kad ačiū, kad saugai, bet dabar aš esu saugi. Aš galiu pati pasirinkti, kur man eiti. Dėkoju tau už saugumą, bet tu pabūk kur nors. Šone, man tavęs dabar nereikia. Ir kai mes nustojame su juo kovoti, mes nustojame ant jo pykti ir mes tiesiog atimame iš jo teisę priimti sprendimus už mus. Mes jį demaskuojam kaip pasenusią, nebeefektyvią programą. Ir bet kada mes kažką tai demaskuojam, jeigu būna ne vidinis kritikas, o būna emocija, kažkokia jausmas, kai mes pripažįstam tam, kad ir tie ribojantis įsitikinimai, kai mes pripažįstam, jie jau netenka iš karto pusę galios. Taigi, kieno balsų kalba jūsų kritikas? Ar tai jūsų pačių balsas, ar tai kažkieno tai iš praeities? Pagalvokite apie tai, ar pačios prisigalvojate, kas viduje kalba, ar kažkas tai iš praeities, ar tai tėvai, ar tai mokytojai, ar tai kaimynai, kažką tai jums įdiegė šitą balsą. Kritiko veidai yra 3. Tai nėra, kad vien tik tais kritikas ir viskas, jisai turi daug veidų. Ir turi skirtingas kaukės, kurios užsideda priklausomai nuo situacijos. Yra išskiriami 3 pagrindiniai tipai. Ir dabar klausydamasis pagalvokite, kurį iš jų šiandien pamaitinote labiausiai. Pirmas tai yra perfekcionistas. Viskas turi būti tobula arba nedaryk visai. Šito kritiko misija yra saugoti tave nuo bet kokios net mažiausios klaidos tikimybės. Jeigu nėra tobulai, viskas, aš nedarysiu. Jis kalba taip. Jei negali padaryti idealiai, geriau net nepradėk. Arba dar ne laikas. Dar reikia pasimokyti, dar reikia pabaigti dar vienus kursus, dar reikia išmokti šitą, dar reikia vieną knygą nusipirkti, dar reikia kursą pabaigti, dar reikia palaukti, kol aš būsiu pasiruošusi, galbūt kol numesiu svorį ir galėsiu eiti rodyti žmonėms, žodžiu. Jisai moka kalbėti labai įtikinamai. Arba gali dar sakyti, pažiūrėk, čia yra klaida, vadinasi, visas tavo darbas yra nieko vertas. Vienintelė klaida. Jisai nemato pliusų, nesvarbu, tegul bus ten 9 pliusai ir 1 minusas, jisai matys tik tais tą 1 minusą. Ir NLP įžvalga yra ta, kad šis kritiko veidas, perfekcionisto veidas, užrakina mus prokrastinacijoje. Mes tada negalim nieko daryti, mes paprasčiausiai sustojame. Ir nedarom ne dėl to, kad esam ten tinginės ar kažkodėl dėl kitos priežasties, o todėl, kad tas kritikas iškėlė tokią aukštą kartelę, jog smegenys pasirenka visai nešokti, kad nesusižeistų. Ir kaip aš mėgstu sakyti, geriau po vieną mažą žingsnelį, bet eiti į priekį, o nestovėti vietoje. Nes kol mes stovim vietoje, tai tas vidinis kritikas, jisai mus taip ir laiko už virvelės, bet jeigu mes pamažu žingsneliu einam, jisai mažėja. Ir geriau pasakyti jam, kad geriau padaryta, negu idealu. Antras vidinio kritiko veidas yra lygintojas. Pažiūrėk, kaip jai sekasi, o tau, ir šiais laikais socialinė medija juk yra labai, labai daug visko. Ir tikrai dauguma iš mūsų mėgstam lygintis su kitom. Rašykite, kas mėgsta lygintis su kitom. Diana rašė, kad iš praeities jos šitas kritikas net nejučia nuolat. Taip, kitą kartą būna pamatai ir Emelita rašo, kad labai dažnai. Taip, pamatai socialiniai medijai kažkas sėkmingesnis ir toj pat iš karto, o kodėl aš ne tokia sėkmingesnė. Bet mes dažniausiai lyginam save su kitais, bet nežinom, kiek jau nuėjo, kokį kelią tas kitas žmogus, ta kita moteris ar kažkas tai.
mes nežinom, kiek jai teko patirti ir visą kitą, gal mes esam tik pirmoji klasė, o kiti jau 9. Ir lyginti reikia tik save su vakarykšte savimi ir nieko daugiau. Bet vidinis kritikas, lygintojas, jisai dirba gerai ir jo misija yra išlaikyti mūsų saugioje vidutinybėje, nuolat rodantį kitus. Dėl to kuo mažiau socialinių medijų, kuo mažiau tų žvaigždučių žiūrėti, tuo geriau. Reikia lyginti save, reikia pasirašyti tau, kokia aš buvau vakar ir kokia aš esu šiandieną. Ir va šitas lyginimas yra pats tobuliausias. Ir jis kalba taip pat, pažiūrėk į Instagram, jį viskas spėjo, tu net pusryčių nepasigaminai. Jį tavo metų jau turi verslo, o tu kur esi. Tai va, jisai mėgsta tokį, kad tu tokia maža pasidarei, o visos kitos tokios didelės. Jisai vagia, šitas lygintas, jisai vagia mūsų identitetą. Jis lygina mūsų užkulisius, tai kaip mes jaučiamės viduje, su kitų žmonių scena. Tai, ką jie nusprendė parodyti pasauliui. Ir tai yra tikrai pats nesąžiningiausias žaidimas pasaulyje. Nes dauguma, manau, rodo netgi tik tai išorę. O kaip jie jaučiasi viduje, mes net nežinom, mes gal netgi daugiau pasiekėm negu kiti. Bet mes to nežinom. Ir mes lyginame su viršeliu, ne pačios knygos vidumi. Ir priminkite jam visą laiką, kad aš lyginu save šiandien tik su savimi vakar ir niekaip kitaip. Ir trečias bus veidas, tai katastrofistas. Jei nepavyks, tai bus pabaiga. Ir jo misija - gąsdinti mus pačiais baisiausiais scenarijais, kad net nebandytumėt judėti priekį. Jis kalba taip. Jei tave atleis, tu liksi gatvėje ir niekas tau nepadės. Arba jei pasakysi tiesą, visi nuo tavęs nusisuks. Tačiau jisai nemoka galvoti, kad viena klaidelė, tai dar nieko tokio. Jisai, maža klaidelė, jam jau atrodo, kad čia jau pasaulio pabaiga ir viskas, daugiau nieko nedaryti. Ir tas katastrofistas, jisai sukuria emocinį paralyžių. Jis paima mažą riziką ir tavo vaizduotėje ją paverčia į egzistencinę grėsmę. Ir tai priverčia kūną gyventi nuolatinėme kovok arba bėk režime. Ir kaip su juo kalbėti, tai tik tais užeina katastrofiškas variantas, katastrofiškas mintis, jam reikia pasakyti, o koks yra realiausias, blogiausias scenarijus? Ar aš tikrai su juo nebesusitvarkyčiau? Ir dažniausias atsakymas yra susitvarkyčiau. Ar teko kada nors turėti tokį scenarijų galvoje, kur jau atrodo menkiausia klaidelė, o atrodo, kad tuoj viskas sužlugs, viskas, gyvenimas baigtas. Bet po kiek tai laiko, tai vis tiek mes tą išsprendžiam ir paskui nereikia net metų, turbūt atrodo, taip juokingai viskas buvo. Bet šitas mūsų vidinis balsas, jisai moka mūsų įtikinti. Ir parašykit, kuris jūsų galvoje dažniausiai, va šiandieną, sakykime, koks dažniausiai buvo, ar perfekcionistas, ar lygintojas, ar katastrofistas. Vieną, beveik arba trejetą. Perfekcionistas, lygintojas, ar katastrofistas. Aha, Gita rašo perfekcionistas, lygintojas. Vaida dažniausiai perfekcionistas, lygintas, katastrofistų kol kas nėra. Ir mes visos turim tos pačius veidus daugmaž, tai ta prasme priklauso nuo situacijos, ar ne, kada įsijungia lygintas, kada įsijungia perfekcionistas, visos turim tos pačius veidus. Ir tai yra dar vienas įrodymas, kad tai nėra mūsų asmeninė yda. Yra tiesiog bendra programa, kurią mes šiandien pabandysim išjungti. Nepabandysim, o išjungsim. Tai labai dažnai mes paskaitom ar ne saviugdos knygose, kad nugalėk savo baimes,
kad sunaikink savo vidinį kritiką, kad kovok su savimi. Ir noriu Jums pasakyti tiesą. Kovodami su savo vidiniu kritiku arba su bet kuo kovodami, mes kovojame su savimi. Tai tas pats, kas bandyti nupjauti savo pačios ranką, nes jį mums nepatinka. Tai neveikia, tai kova. Ir kova sukuria tik dar daugiau įtampos. Ir kuo stipriau mes jį stumiam, tuo garsiau jis rėkia, bandydamas išgelbėti mus nuo mūsų pačių sprendimų. Ir ką su to daryti? Visų pirmiausia, reikia demaskuoti jį. Ir demaskavimas tai yra, kai mes atimam iš jo galią. Ir kai mes suprantame, kad tai tik sena programa, kritikas praranda savo baisią kaukę. Jis tampa panašus į mažą šuniuką, kuris loja ant paštininko. Žinote, maži šuniukai, jie maži, bet mėgsta garsiai loti, ar ne? Nes taip apsaugo save. Taip ir ta kritika, kai demaskuojam, jis tik tais mažo šuniuko balselis. Ir jis tiesiog atlieka tai, ką išmoko. Jo tokia, sakykime, savisaugos programa loti garsiai, nes žiūrėkit, dideli šunys, jie taigi neloja, ne, jie išdidžiai ir tiek. Ir kai mes nustojame bijoti to savo vidinio lojimo, jis praranda valdžią mūsų emocijom. Ir mes galime jam pasakyti, ačiū, aš tave girdžiu, bet manęs tavo lojimas nebegąsdina. Tu gali loti kiek nori, man neįdomu. Juk nebijot šuniuko mažo, žinai, kai loja. Žinom, kad jis tik loja, kad neteis ir neįkas. Taip pat ir mūsų tas kritikas, jisai tik tais loja. Kai mes jį demaskuojam, dabar žinosit, kas tas yra, kokie tie visi jo veidai gali būti, tai jisai paprasčiausiai nustos turėti galią. Ir kas dar svarbu, mes suteiksime savo kritikui naują darbo vietą. Iki šiol kritikas buvo kaip teisėjas. Jis sėdėjo aukštai, mušė plaktukų per stalą kaip teisėjas ir skelbia nuosprendžius kalta, niekam tikusi, pasmerkta. Ir nuo šiandien mes jį darbinsim, paskirsime naują darbo vietą, tai yra analitikų būti. Ir analitikas niekada nesako, tu esi bloga. Analitikas sako, štai yra visi duomenys, situacija, mes padarėme klaidą šioje vietoje, nes trūko informacijos. Ir ją reikia papildyti. Ir analitikas išanalizuoja, analitikas yra mūsų komandos narys, kuris pastebi rizikas, bet ne tam, kad sustabdytų, o tam, kad pasiruoštumėm kitam žingsniui. Pavyzdžiui, jei kritikas sako, tau nepavyks šis projektas, tada pasikviečiam jį kaip analitiką ir paklausome, gerai, kokių konkrečių resursų man trūksta, kad pavyktų. Matot skirtumą, kad mes energiją iš savigraužos nukreipiame į sprendimą. Ir visai kitaip skamba, kad tau nepavyks šis projektas ir kai paklausiu klausimą, gerai, kokių konkrečių resursų man trūksta, kad pavyktų. Tai iš karto pradeda smegenys ieškoti atsakymą į šitą sprendimą. Ir mes pasimokysim tą vidinį kritiką pakeisti į vidinį palaikytoją. Ir tai funkcinis įrankis, tai nėra tik tais rožinis mąstymas, kad aš mąstysiu tik tais pozityviai ir tai pasikeis. Ne, mūsų smegenis, kodėl kritikas toks garsus, o palaikytoja kalba taip tyliai. Todėl, kad mūsų smegenis turi tokį polinkį į negatyvumą. Seniau, kažkada senovėje būdavo mūsų svarbiau pastebėti gyvatę žolėje, nei grožėtis gėle. Tai buvo savisaugos instinktas. Todėl kritikas turi labai garsų megafoną, o palaikytoja tik šnabždas, nes reikėdavo išgyventi, o nebūdavo kada grožėtis. Tai palaikytoja šnabždėdavo labai tyliai. Ir mūsų kritikas turėdavo rėkti labai garsiai, kad atsargiai gyvatė, atsargiai ten koks nors vilkas ar dar kažkas tai mus vejasi, ar tigras ir mums reikia išgyventi. Tai nuo to laiko jisai ir yra daug garsesnis. Ir mūsų tikslas šiandien nenužudyti tą kritiką, nes jis yra dalis mūsų saugumo sistemos. Mums jo reikia, nes mums visgi dar būna tokių
pavojų, kur nedidelių ar tikrų pavojų, kur reikia tikrai mums to kritiko balso, bet ne tokio garsaus. Tai mes jį perkelsim į patarėjo kėdę ir duosim pagrindinį mikrofoną mūsų vidiniai palaikytojai. Tai yra 3 galingos NLP strategijos palaikytojai pažadinti. Pirmas tai būtų loginio lygio perrengimas iš kas aš esu į ką aš darau. Ir kritikas visada puola mūsų asmenybę. Jis sako, tu esi nevykėlė, tu esi stora, tu esi tinginė. Ir tai yra tik etiketės, kurios užrakina mus narve. O palaikytojo veikia elgesio lygmenyje. Tai yra šis konkretus veiksmas šiandien nebuvo sėkmingas. Tai yra, aš nesusimoviau, aš tik tais padariau klaidą ir pasielgiau ne taip, kaip iš tikrųjų reikia, bet aš surasiu tą klaidą ir aš ją pakeisiu teisingų sprendimų. Pavyzdžiui, aš esu bloga mama, nes šiandien rėkiau. Taip sako kritikas. O palaikytojas sako, šiandien aš praradau kantrybę, nes buvau pervargusi. Ką galiu padaryti, kad rytoj turėčiau daugiau poilsio, ar kad būčiau nepavargus ir galėčiau būti kantresnė ir neprarasti kantrybės, nešaukti ant savo vaikų. Ne? Ir stebėkite, ką sakote. Stebėkite, kad ne aš esu kažkokia bloga, bet sustokite ir pakeiskite tai į šioje situacijoje aš pasielgiau netinkamai, ar ne, aš pasielgiau blogai, bet tai nereiškia, kad aš esu bloga. Tai reiškia, kad taip, mano poelgis nebuvo geras, bet aš esu gera, tik aš pasielgiau netinkamai. Ir tai tikrai nuėmė milžinišką emocinį svorį. Kitas yra toksai, kad draugės veidrodis. Tai vadinama disociacija. Tai NLP naudoja šį terminą ir tai yra gebėjimas pažvelgti į situaciją iš šalies, save matyti kaip kino filme. Tai įsivaizduokite, kad, kaip ir sakiau pradžioje, ar ne, kad jūsų geriausia draugė ateina pas jūs ir verkdama sako tą patį, ką jūs sakote savo kiekvieną dieną. Ar jūs ją vytumėte iš namų, ar sakytumėte, kad viskas gerai, kad toliau kalbėk man tokius dalykus, man taip patinka, ar ne? Ir tikrai ne, jūs ją apkabintumėte ir pasakytumėte, viskas gerai, mes rasime išeitį. O tai kodėl jūs savo to nepasakote? Jūs tik save plakam iki paskutinių. O paprasčiausiai reikia save apkabinti, ne? Ir kai kritikas pradeda rėkti, paklauskite savęs, ar aš taip kalbėčiau su žmogumi, kurį myliu? Ir jei ne, kodėl taip kalbu su savimi? Palaikytoja mokosi naudoti tą patį švelnumą savo atžvilgiu. Taip kad būkim palaikytojas. Visą laiką, kai ateis kritika, kai ateis noras save plakti kuo stipriau, visą laiką paklauskit savęs, ar aš taip kalbėčiau su savo mylimu žmogumi. Ir jeigu atsakymas ne, tai kodėl kalbat taip su savimi? Ir sekantis būdas yra pozityvios intencijos paieška. Tai yra pati stipriausia dalis. Kiekvienas elgesys turi pozityvią intenciją. Kiekvienas. Kritikas nori, kaip ir sakiau, kad liktumėm saugios. Nes kas saugu, kas komfortiška, tas yra pažįstama ir nesvarbu, kad tai skauda. Pavyzdžiui, jei kritikas sako, neikit tą pokalbį dėl darbo, vis tiek negausi. Tai jos slapta intencija yra apsaugoti mus nuo atstūmimo skausmų. Jeigu mes negausim, mes būsim atstumtos, tai mums skaudės, ar ne? Aš reiškia nepakankama, reiškia aš kažkokia tai netokia, negavau tos darbo vietos. Bet tai netiesa, ar ne? Mes gal šitos negavom darbo vietos, bet mes galim gauti kitur darbo vietą. Ir galbūt netgi geresnė dažniausiai būna, bent jau iš mano patirties, jeigu aš negaunu kažko, tai man visą laiką būna geriau, paskui vėliau. Ir patarimas tai padėkokite jam. Padėkokite savo tam vidiniam kritikui ir pasakykite, ačiū kritikė, kad saugai mane nuo skausmo, aš tave girdžiu. Bet dabar aš renkuosi augimą,
ir aš susitvarkysiu su bet kokiu rezultatu, nesvarbu koks tai bebūtų rezultatas. Ir šis padėkojimas, šis suvokimas, kad aš pati esu atsakinga ir aš pati galiu rinktis, tai atima iš kritiko valdžią, nes jis nebeturi ko gąsdinti. Nes aš nebebijau, kritikas žaidžia per baimę. Jeigu aš bijau, vadinasi, kritikas toksai pasidaro stiprus ir tada jisai gali labai garsiai kalbėti. Ir vieno webinaro neužtenka, kad perrašyti ten 20-30 ar daugiau veikusią programą kritiko. Tai galima apmažinti, bet kad visiškai panaikinti, tai jums reikės kasdienės higienos. Galite susirašyti, bet liks įrašas, galėsit persiklausyti, galite pasiklausyti. Tai būtų kaip dantis valytis kasdien iš tikrųjų reikia. Garsumo reguliatorius. Kiekvieną kartą, kai išgirsit savo kritiką, įsivaizduokite savo galvoje pultelį ir tiesiog prisukite, pritildykite tą garsą. O jis taps tik kažkur ten foninis ūžesys toli. Kitas dalykas - vakaro revizija. Vietoj to, kad prieš miegą galvotume apie tai, ko nespėjot per dieną, paklauskite savęs, kokie 3 dalykai šiandien man pavyko. Ir tai gali būti pats mažiausias dalykas, tai nebūtinai kažkoks tai maratoną laimėjau, ar ne, tai gali paprasčiausias būti, nusišypsojo man šiandien kažkas, tai arba aš kažką tai padariau laimingų šiandien. 3 dalykai, kurie pavyko. Ir tie dalykai teigiami, koncentruojantis į teigiamus tos 3 dalykus, tai moko smegenis fokusuotis į progresą, o ne į trūkumus. Ir kūno kalba. Palaikytoja niekada nesėdės susigūžusi, kažkokia tai nusilynusi, susikirpusi. Jinai visą laiką, pavyzdžiui, kai pajuntat kritiką, tiesiog ištieskit nugarą, pakelti smakrą. Ir kūno pokytis siunčia signalą smegenims, kad aš esu saugi, aš kontroliuoju situaciją. Ir iškart pasikeičia viskas. Nes pabandykit šypsotis ir būti laimingos, kai esat susigūžusios. Nelabai išeina. Arba pabandykit išsitiesti ir pasistengti būti liūdnos. Irgi neišeina. Tai yra susiję, kūnas ir smegenys, reikia jie kartu. Nesigūžkit, išsitieskit ir pamatysit, tas kritikas savo balselį primažins. Tai siunčia signalą smegenims. Saugu, viskas gerai. Ir tapti savo palaikytoją tai nėra silpnumas. Tai yra didžiulė stiprybė. Ir tai reiškia, kad mūsų vidinis pamatas nebeturi įtrūkimų. Ir nors šiandien mes gavome tik bazinius įrankius, aš darysiu 4 savaičių kursą, nuo gegužės 18, dar pakalbėsiu apie tai paskui. Ten ne tik taisysime tas programas, bet mes sukursime visiškai naują tavo versiją. Ir ta versija, kuri nebijo klysti, nes žino, kad viduje visada turi saugiausią užuovėją, save pačią. O klysti yra žmoniška, klysti yra gyvenimiška ir klysti yra normalu. Tai šiandien dabar tada norėsiu vienos savanorės gal, jeigu yra tokių. Mes pabandysim vieną techniką. Visos dalyvaus, ta prasme, visos darys tą praktiką, bet jeigu yra savanorė, tai... Gerai, nu tada įsijungi mikrofoną. O kitos irgi galite, kai viską sakysiu, galite daryti tą patį. Ir irgi viskas veiks taip pat. Gerai, šiandien mes, Vaida, darysim tavo kritikos sosto transformaciją. Tai aš vesiu tave, bet kitos irgi darykite viską tą patį, tai
taip ir gausios, kad visoms tai pavyks. Taigi, prašysiu dabar būti tavęs užsimerkti. Ir visų kitų, visos kitos irgi galite užsimerkti. Ir įsivaizduok erdvę savo galvoje, kaip tavo minčių kambarys. Kaip jisai rodosi taip gerai, gali būti spalvotas, gali būti tamsus, gali būti šviesus, gali būti didelis, mažas, kaip rodosi taip gerai. O įsivaizduojat, toks gerai. Ar matai? Taip. Gerai. Ir dabar pažiūrėk, kažkur kambarį ten stovi teisėjo sostas. Jisai aukštas, šaltas, galbūt iš akmens, o galbūt iš tamsaus metalo. Kaip įsivaizduoji, taip gerai, bet įsivaizduokit tokį masyvų, didelį, tamsų ir šaltą. Jau. Matai, labai gerai. Ir tame soste sėdi jis, tas tavo vidinis kritikas, tas perfekcionistas, kuriam reikia padaryti viską tobulai. Jeigu nors viena maža klaidelė, jisai nieko nedarys, jis tave atkalba, kad baigtų čia sėdėti vietoj. Pamatyk ir pamatyk, kaip jis atrodo, kokia jo veido išraiška, kaip jis sėdi, kokios spalvos, ką jisai sako. Ar matai, ar įsivaizduoji? Matau. Gerai. Ir dabar, Vaida, paprašyk kritiko atsistoti ir nulipti į sostą. Nuvesk jį į kambario patį tolimiausią kampą. Ir pažiūrėk į jį iš šono. Ar matai, kad jis dabar atrodo mažesnis? Taip. Jis nebeturi tos tokios didelės galios, ar ne, nes jis nebeturi sosto. Jūs visos irgi taip pat padarykite tą patį, irgi iškeldinkite jį iš valdžios vietos. Pamatykite jį kaip tiesiog keistą kažkokį personažą, mažiuką, kažkokį nykštuką savo kambario kampe. Ir dabar mes demaskuosime. Tai Vaida, paklausk, ką tu iš tiesų bandai dėl manęs padaryti. Gali paklausti mintise. Ir klausyk ne žodžių, o jausmo. Galbūt jis pasakys, saugau tave nuo bėdos. O galbūt jisai sakys, kad saugau tave nuo kalties. Arba nuo susimovimo. Paklausyk, ką. Ar sako ką nors? Tada pasakyk jam, aš tave girdžiu, ačiū už tavo pastangas, bet šis būdas man netinka. Ir dabar pažiūrėkite šaltą sostą. Įsivaizduok, kad jis pradeda keistis. Akmuo tampa minkštu aksonu, metalas šiltų medžių, padaryk tokį gražų, kaip tau tik patinka, patį gražiausią, ko norėtum ir pati sėdėti. Ir tai nebėra teisėjo sostas, yra palaikytojas fotelis, kuris kvepia ramybę, kuris spinduliuoja šilumą. Matai? Taip. Labai. Ir dabar, Vaida, pakviesk savo palaikytoją atsisėsti į tą naują fotelį. Tai tavo dalis, kuri tave myli besąlygiškai, palaikytoja. Ir matyk, kaip jie atrodo. Galbūt tai tu pati po 10 metų. O gal tai koks šviesos spindulys. Pajusk, kaip pasikeičia kambario atmosfera, kai ji užima šią vietą, kai Vaida po 10 metų užima šią vietą. Pajusk, kaip keičiasi kambario, galbūt spalvos pasikeitė, o galbūt aplamai visas kambarys pasikeitė, arba visi baldai.
Gerai. Ir dabar pažiūrėk į tą ir visos kitos, kas daro šitą. Pažiūrėk į tą kampą, kur pastatai kritiką. Ir duok jam mažą kėdutę šalia palaikytą. Žinai, kaip būna, kai karaliaus fotelis ar ne, ir šalia sėdi ten nors patarėjas. Tai vaduok jam tą mažą knygutę ir tą kėdutę šalia palaikytojas ir paduok jam užrašų knygelę. Ir pasakyk jam, nuo šiol tu neberėksi, o rašysi pastebėjimus. Ir kai man reikės tavo analizės, aš tavęs paklausiu. Bet sprendimus priimsiu aš ir palaikytoja. Mes priimsim sprendimą. O tu tik tais, jeigu mums tavęs reikės, mes tave paprašysim. Pasakai viską? Taip. Na, reikia. O dabar ir visos kitos giliai įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Ir sugrįžkite čia. Ir dabar tavo vidinis kambarys dabar priklauso tam, o ne tavo baimė. Kaip jautiesi? Gerai, gerai. Ir paskui net, kai tą vidinį kritiką, jau kai kritiką pasodinau ant mažos kėdės, tai net juokas paėmė, galvoju, jis toks mažiukas ir liko, kai jis ten buvo kažkur toli, pasodinau ant mažos kėdės ir jis toks, visai mažiukas ir liko. Tai va, jisai toks yra, bet mes jį pačios išdidinam ir jis paskui labai garsiai šūkauja. O mes kai padarom į tokį mažiuką, jisai nebeturi galios, viskas. Palaikytoja mus palaikys. Jisai tegul sako kažką, jisai tegul pasako savo nuomonę, tas kritikas, bet nereikia jo klausyti. Mes priimti sprendimus su po. Ačiū. Ačiū, Vaida. Kaip kitoms, ar darėt dabar su mumis tą praktiką? Pasidalinkite. O jeigu norėsit, galėsit irgi, aš atsiųsiu, Agita sako, pavyko, labai šaunu. Įrašas bus, tai galėsit, jeigu jisai vėl sugrįž, galėsit atsisukti ir pasidaryti vėl tą praktiką, kad vėl jį nutildyti. Tai va šitaip veikia neurolingvistinis programavimas. Mes pakeičiam vaizdą, kai mes pakeičiam matymą, kai mes sumažinam kažką, tai tą balsą, šiuo atveju kritiko balsą, tai jisai netenka savo galios ir jisai tada toksai palieka visiškai nereikšmingas kažkoks. Sėdi tenais ir sėdėk ramiai savo. Tai va šitaip mes keičiam. Ir tada noriu pasakyti, kad šiandien mes padarėm tą tokį mažą pirmą žingsnelį. Mes pamatėm, kad vidinis kritikas nėra mūsų asmenybė, tai nėra mes, tai yra paprasčiausias balselis, kuris kalba kažkur tam kambario kamputė. Mes jį demaskavom. Tačiau valandos tikrai užtenka tai suprasti tą problemą, bet kad iš tiesų perprogramuoti tai 10 mečius veikiančius įpročius reikia laiko, sistemos ir palaikymo. Ir todėl kviečiu jūs šiandien nesustoti čia, o tęsti šią kelionę kartu su manimi 4 savaičių autorinėme kurse Kritikas versus palaikytoja, kuris prasidės gegužės 18 dieną. Ir tai bus 4 savaičių kursas. Ir ką mes veiksim tas 4 savaitės, tai kursas suskirstytas į 4 etapus, kurie žingsnis po žingsnio perrašys tą vidinį dialogą. Pirmą savaitę tai bus giluminis valymas. Mes ne tik atpažinsim kritiką, bet ir iškrapštysime jo šaknis. Nes vien tik pakeisti neužtenka, reikia išrauti šaknį, nes jeigu tik žolė raunam tik paviršių, ir jinai vis tiek užaugs. Ją reikia išrauti šaknį. Tai pirmoji savaitė būtų apie tai. Antra savaitė bus naujo balso instaliavimas. Tai naudodamas tavo NLP metodus, mes sukursime jūsų palaikytojos identitetą. Mokysimės kalbėti su savimi taip, kad kūnas užpildytų ne baimę, užsipildytų, o jėga. Trečia savaitė bus pasitikėjimo praktikos. Perkelsime įrankius į realias gyvenimo situacijas, į darbą, į santykius, į viešą kalbėjimą. Ir kad tas balsas būtų su jumis ten, kur jo labiausiai reikia.
palaikytojo būtų visada su jumis. Ir 4 savaitę bus vidinė oazė. Sukursime jūsų asmeninę emocinio stabilumo sistemą, kad grįžusios į kasdienybę nepasimestumėte prie pirmos nesėkmės. Nes kai mes dabar pakeitėm, bet jeigu pirma stresinė situacija, tai gali sugrįžti, nes jį reikia įtvirtinti, kad nesugrįžtum. Ir kaip vyks pats procesas, aš jį sukūriau taip, kad tai taptų kasdieniniu palydovu. Tai bus 4 gyvi susitikimai Facebook uždaroje grupėje ir kiekvieną savaitę ten gilinsimės į tam tikrą temą ir atliksime NLP praktikas. Taip pat bus 2 papildomos klausimų atsakymų sesijos ir čia aš asmeniškai atsakysiu į klausimus ar situacijas ir padėsiu įveikti iškilusius blokus. Ir taip pat bus kasdienės mikro tokios užduotis arba palaikymas. Kiekvieną darbo dieną iš ryto uždaroje grupėje aš pasidalinsiu trumpu video su trumpa tos dienos užduotimi arba su palaikymu. Kažkokio tai galbūt mini NLP pratimų, kuris neužims daugiau kaip 5 ar 10 minučių. Kad nauja programa po truputį įsišaknytų, nes viskam reikia laiko, niekas neįsirašo per vieną dieną. Ne? Ir tai bus uždara Facebook grupė, kur galėsime dalinti savo poteriais ir jausti viena kitos palaikymą. Prieiga bus 6 mėnesius, visi įrašai bus pasiekiami ir jeigu negalėsi dalyvauti gyvai, tai galėsi pasižiūrėti įrašus. Visi įrašai bus pusę metų ir galėsite mokytis savo tempu. Ir šio kurso kaina yra 129 eurai, bet šiandien čia dalyvavusiems noriu pasiūlyti kursą už 69 eurus, kuris galios tiktais 1 parą, paskui po paros nuoroda išnyks. Iš to pasidalinsiu, jeigu norėsite. Čia tokia pasidalinsiu. Jeigu norėsite, galit užsiregistruoti. Taip, arba galit pasidalinti ekranu, nusiskanuoti koduką. Ar matosi? Tai va, jeigu norit, galite nusiskanuoti, jeigu norit paspausti ant nuorodos ir kviečiu prisijungti prie kurso. Diana rašo taip, šaunu, lauksiu. Ir tai va būtų taip. Ir jeigu turit klausimų, Melita, taip, super, Jolanta, prašom, ačiū, kad dalyvavot. Jeigu turit klausimų, tai klauskit, atsakysiu, kiek galėsiu. Neturiu klausimą, ar ne? Tai ką, tada aš uždaru. Ar nusiskanavot, ar pasispaudėt, ką reikėjo? Jeigu nespėjat, galėsit man parašyti asmeniškai, 24 valandas galios šitą nuoladą, tai galit man asmeniškai parašyti, aš jums atsiųsiu visus duomenis. Ar norit kas nors pasidalinti, ką išsinešat iš šiandien? Nors po vieną žodį, ką išsinešat šiandien iš šiandienos. Man labai patiko iš tikrųjų toks kitas požiūrio kampas. Ačiū. Labai patiko, labai ačiū, Lina, labai fainai, taip po truputuką, atsargiai, iš po pyko, jūs taip prieinat čia prie mūsų. Labai, labai gerai, čia taip ir, kaip sakyt, kam kartais trūksta to tokio padrasinimo, tai čia labai, labai fainas reikalas iš tikrųjų. Su savim taip atsargiai pats ir darbuojasi, va iš povaliai.
ir labai gerai, nes iš tikrųjų tikrai esam jau 21 amžiui, reikia tvarkytis dalykus drąsiai pačiom su savim, o ne ten tų klausytis kritikų. Nu, bet jie lydi, nu bent jau mane tai tikrai. Šalia visko atrodo, norėčiau padaryti tą ir aną, bet vat, baimė kažkokia iš nesuprasti iš kur ir vat. Labai labai naudinga jūsų čia visa šita paskaita. Ačiū labai. Jėzau, kažką prisispaudžiu, niek nebematau. Labai smagu girdėti, va, Diana rašo, kad ramybė ir naujus įrankius, Vaida rašo lengvumą, naują pamatymą. Tai ačiū Jums visams, kad dalyvavote, ačiū Jums už atgalinį ryšį. Labai smagu, tai ką, šį vakarą palinkėsiu likusio gražaus vakaro ir lauksiu Jūsų gegužės 18, 4 savaičių kurse, kur susimatysim ir dirbsim rimčiau su savo vidiniu kritiku ir keisim jį palaikytoją. Ką, sėkmės, ačiū Jums už dalyvavimą, ačiū už atgalinį ryšį ir iki malonaus pasimatymo. Iki. Ačiū visa. Ačiū labai. Iki. Iki. Ačiū, iki.